esate girdėję apie Adolfą Hitlerį? Ne. Nežinote, kas jis toks? Ne. Programoje pateikiami šokiruojantis grafiniai vaizdo įrašai. Todėl šios programos žiūrėjimas yra jūsų pasirinkimas. 180. Tautos širdies keitimas. Aš Rėjus Komfortas. Esu žydas ir man didžiulį nerimą kelia tai, jog šiuolaikinės kartos pamiršta vieną didžiausių tragedijų žmonijos istorijoje. Adolfas Hitleris sankcionavo 11 milijonų žmonių įžudymą, įskaitant 6 milijonus žydų. Tai vadinama holokaustu. Vokietijoje Hitlerio skulptūros uždraustos, o nacių pasisveikinimas yra nelegalus veiksmas. Austrijoje neigiantis holokaustą yra įkalinami. Vokietija šio siaubingo įvykio atminimą nori išlaikyti tokį gyvą, jog holokausto temos mokyklų programoje yra privalomos. Šiuo atveju yra teisingas posakis. Tie, kurie pamiršta istoriją, pasmerkti ją kartoti. Adolfas Hitleris. Ką žinote apie jį? Jis buvo... Kaip tai vadinama? Jis buvo kaip ir prezidentas. Ką jūs žinote apie Adolfą Hitlerį? Aš išties apie jį nieko nežinau. Ar esi girdėjusi apie Adolfą Hitlerį? Ne. Niekada apie jį nesigirdėjusi? Ne. Miglotai jį pamenu. Kas toks buvo Adolfas Hitleris? Jis buvo tas žmogus. Ar ne vokietis jis buvo? Aš išties nelabai ką apie jį žinau. Kas toks buvo Adolfas Hitleris? Šis žmogus turėjo ūsus. Kas toks buvo Adolfas Hitleris? Jis buvo komunistas, tiesa? Lyderis Vokietijoje. Kas toks buvo Adolfas Hitleris? Nežinau. Visai jokių minčių? Ne. Jis buvo komunistas. Gal jis aktorius ar kažkas panašaus? Kažkas su holokaustu. Pasakykite man, ką žinote apie Adolfą Hitlerį? Apie jį nieko nežinau. Nesate apie jį girdėję? Ne, nesu girdėjęs. Kas tas žmogus su ūsais? Atleiskit, nežinau. Netrukus susipažinsite su Styvu. Styvas skelbėsi esąs neonacis, mylintis Adolfą Hitlerį, nekenčiantis žydų ir tamsios odos žmonių. Baltieji štai čia. O tada yra žydai. Tad baltasis žmogus, geriausias žmogus. Koks pagrindinis žmogaus egzistavimo tikslas? Pasigerti ir turėti mėlyną skiauterę. Kas toks buvo Jėzus Kristus? Pasaulio gelbėtojas? Ne, jis buvo žydas. O ką žydai daro? Jie meluoja. Krikščionybė yra žydų triukas. Bet manęs jie neapgavo, nes aš graikas. Pasakyk man paraidžiui žodį parduotuvė. Parduotuvė? Ką darai priėjęs žalią šviesą? Sustoju. Žalią šviesą? O, einu. Tik pagalvok, kas atsitiks, jei tu suklysi tokiame paprastame reikale. O kas, jei darai klaidą savo filosofijoje? Ne, aš neklystu, tai tu klysti. Aš nekenčiu juodaodžių žmonių ne todėl, kad jie juodi, bet todėl, kad jie gabalas. Jie sugadina bet kokią kaiminystę. Ši šalis ir aš nekenčiame Amerikos. Amerikai vadovauja krūva silpnų žydų, tų, kurie negalėjo patys už save pastovėti. Tad savo apsaugai turėjo išgalvoti netikrą dievą. Jėzus buvo žydas, Aušvice būčiau padaręs jam tatuiruotę. Hitleris nėra blogas. Ką turi padaryti, kad būtum blogas? Jis išžudė 6 milijonus žydų, juodaodžių, romų, homoseksualų. Manau, kad visa tai melas. Nemanau, kad jis nužudė tiek žmonių. Aš myliu Hitlerį. Kodėl? Nes jis norėjo išvalyti pasaulį nuo nebaltosios rasės. Hitleris yra pasaulyje žinomiausias nusikaltėlis. Nemanai, kad jis buvo blogas? Blogas? Ne. Kas toks buvo Adolfas Hitleris? Nacių lyderis. Jis vadovavo fašistų judėjimui per Antrąjį pasaulinį karą. Gerietis ar blogietis? Jis buvo protingas, tačiau tai, ką jis darė, buvo blogai. Ar esate girdėję apie Adolfą Hitlerį? Taip, ką jis yra padaręs? Jis nužudė daug žmonių ir bandė užkariauti pasaulį. Geras ar blogas žmogus? Blogas. Turiu užduoti jums klausimą. Tai ne rasistinis klausimas. Ar jūs vokietis? Aš esu vokietis. Ar galiu užduoti klausimą? Ar esate skaitę Hitlerio Mano kova? Taip. Ką apie tai manote? Puiki knyga. Bestselleris. Iki šiol. Žavitės Adolfu Hitleriu? Nebejotinai. Jis buvo blogas? Ne. Nes žudė žydus? Jis to nepadarė. O kas tai padarė? To nebuvo.
Holokausto nebuvo? Nebuvo. O tai kas žudė? Žydai. Ar nesuprantate, kad Ameriką valdo žydai? Nejau to nesuprantate. Nejau nesuvokėt. Nejau neperpratote. Kas tame blogo? Kas blogo? Mūsų karalius pasakė, kas negerai. Tai atvers pragarą žemėje ir tai jau vyksta. Tiesiog dabar apsidairyk aplinkui ir pamatysi judaizmo pasekmes. Gal jūs kvaištelėjote su jūsų neapykanta? Neapykanta? Jūs tiesiog nekenčiate. Baigite kalbėti kaip žydas. Ar žinote, kad Hitleris yra pasakęs, jog krikščionybė gera religija, tačiau tegu jį išnyksta. Jis ištrėmė žydų tautą į koncentracijos stovyklas ir jis visai vokiečių tautai praplovė smegenis, jog žydai yra blogis, kurio reikia atsikratyti. Jis pradėjo antrąjį pasaulinį karą, 39 metai. Jūs laikote šautuvą, o Adolfas Hitleris taikinio centre. Ar nušautumėte jį? Žinoma. Reiškia, nesuabejotumėte. Ar nušautumėte jį? Taip. Dar 30 metų anksčiau. Ponia Hitler laukėsi Adolfo. Ar nužudytumėte ją? Jeigu žinočiau, ką jis padarys, taip. Ar nušautumėte jį? Iškart. Iš karto jį nušaučiau ir suplėšyčiau į gabalus. Jei nusikeltumėte dar prieš 30 metų, kuomet Adolfo Hitlerio mama laukėsi jo, ir jei jūs turėtumėte galingą ginklą ir galėtumėte paleisti tik vieną šūvį, ar nušautumėte ją? Nebejotinai. Nebejotinai nužudyčiau ją. Nužudyčiau jį ir jo šeimą. Kiekvieną priklausantį Hitlerio šeimai. Ar jis išžudė milijonus rusų? O taip. Ne jis asmeniškai, bet Vokietijos armija. Milijonus. Per antrą pasaulinį karą Rusija neteko 30 milijonų žmonių. Ir jis sunaikino. Vokietijos armija sunaikino didžiąją Tarybų sąjungos europinę dalį. Ar jūs netekote savo giminaičių? O taip, aš netekau savo tėčio, močiutės, tetos, motinos. Adolfas Hitleris nekentė krikščionybės. Jis ją vadino liga ir kartą yra pasakęs, stipriausias kada nors žmonijai suduotas smūgis tai krikščionybė, pridurdamas, kad tai žydų išradimas. Jis žudė arba įkalindavo tikrus pastorius, juos pakeisdamas nacių pastoriais. Jis kryžių pakeitė svastiką, atspausdino 100 000 kopijų savo asmeninės iškreiptos Biblijos, perrašė 10 Dievo įsakymų ir sukūrė savo arijinį, antisemitinį, nežydą Jėzų. Tačiau svarbiausia, visa tai kilo iš fakto, jog Hitleris sukūrė savo asmeninį Dievo paveikslą, ką Biblija vadina stabmeldystė. Vietoje biblijinio Dievo pas jį buvo kitas Dievas. Kaip Judas Iskarijotas, jis skelbėsi esąs Jėzaus iš Nazareto pasekėjas, tačiau jo motyvas buvo jo paties piktas sumanymas, labai aiškus sumanymas. Jis teigė, tik tas, kuris valdo jaunimą, įgauna ateitį. Adolfas Hitleris apgavo Vokietijos jaunimą. Jis apgavo daugelį tradicinės bažnyčios atstovų, bet labiausiai jis apgavo milijonus vokiečių, kurie patikėjo melu dėl vokiečių tautos pranašumo. Žydai nebejotinai yra rasė, tačiau ne žmonių. Jie negali būti žmonės, turint omenyje, kad jie Dievo atvaizdas. Istorija byloja apie vieną žmogų, kuris buvo žudynių liudytojas, kuomet 42 metais, balandžio 6 dieną, naciai nužudė 1600 žydų. Aš mačiau, kaip jie žudė. 17 valandą buvo duotas įsakymas. Užpildykite duobes. Šauksmai ir dejonės kilo iš duobių. Staiga pamačiau, kaip mano kaimynas, Rudenmanas, pakyla iš po žemę. Jo akis buvo pasrūvusios krauju ir jis šaukė, pribaik mane. Ant mano kojų gulėjo nužudyta moteris. 5 metų berniukas išropojo iš po jos kūno ir beviltiškai pradėjo šaukti, mamytė.
Tai buvo viskas, ką spėjau pamatyti, iki kol praradau sąmonę. 43. Vokiečių karininkas nukreipė ginklą į tave ir liepė lipti į buldozerį ir važiuoti į priekį, o ten didelė duobė. Toje duobėje šimtai nušautų žydų šeimų. Dauguma jų jau mirė, tačiau kai kurie tebėra gyvi. Jis liepia jums juos palaidoti gyvus. Ir tu žinai, jei pasakysi ne, jis tavo ginklu nušaus tave. O Dieve, gerai, ir kas nors kitas tai padarys. Ar darytumėte tai? Nežinau. Oho, manau, tai stiprus klausimas. Jei padarysit, ką jis liepia, liksit gyvos. Ar vairuotumėte buldozerį? Ne. Ne. Kodėl ne? Juk bet kokiu atveju jie mirs. Nes jau geriau aš mirsiu, nei tai darysiu ir žinosiu, kad jie mirė dėl manęs. Ar vairuotum buldozerį? Žinoma, kad ne. Aš manau, tai padaryčiau vien tik iš baimės dėl savo gyvybės. Ir bijodama, kad neturiu kito pasirinkimo. Ar darytumai, ką jis liepia? Nebejotinai, nedaryčiau. O tu? Ne, tegul nušauna. Ar darytumai, ką jis liepia? Greičiausiai taip. Tiesiog palaidotumai tuos žydus. Taip, jei reikėtų rinktis, aš arba mano gyvybė, greičiausiai važiuočiau. Daryčiau. Tarkim, kareivis tau liepia. Žinai, nenoriu, kad šios žmonės palaidotumai gyvus. Aš tau duosiu savo ginklą, o tu juos visus pribaik. Nušauk juos. Na tai padaryti būtų jau sudėtingiau. Betgi būtų gailestingiau nušauti, nei gyvus palaidoti. Taip, ir aš taip manau. Taigi jų nenušautumai, bet juos palaidotumai. Taip, koks skirtumas? Nes aš galvočiau, kad dauguma jų jau bus mirę. Tai būtų, tačiau kai kurie tebėra gyvi. Taip, ko gero stengčiausi, tai išmesti iš galvos. Ar padarytumai tai, ką jis liepia? Žinoma, kad ne. Geriau ta šauna mane. Jei sakytų, paimk mano ginklą. Štai 10 karininkų nukreipia savo ginklus į tave. Nušauk šitos žydus. Ne, žmogau, tai tu juos nešautumai ar palaidotumai gyvus? Ko gero padaryčiau tai, kad apsaugočiau save ir savo šeimą. Jei tau sakytų, paimk šį ginklą ir pribaik tuos žydus, ar taip ir pasielgtumai? Ne, nieko nenužudyčiau, negalėčiau to padaryti, tačiau gyvus palaidotumai, o tai blogiau nei kulkos pakirtimas. Žmogau, tu mane žudai. Tai sunkus sprendimas. Ar padarytumai, ko jis prašo? Taip. Tiesiog važiuotumai į priekį? Taip. Nedvėjotumai? Ne. Ar važiuotumai į priekį? Ne. Ne, nevažiuočiau. Ar padarytum tai, kas liepiama? Ne. Kodėl ne? Na, nes mano supratimu tai visų pirma neteisinga morališkai. Ką gali padaryti vienas asmuo, jei tik išliptų iš buldozerio? Ar suprantat, ką turiu omeny? Na, tuomet ir jis atsisveikins su savo gyvybe. Reikia, kad visi pakiltų prieš jį. Manau, kad būtent visi pasaulyje likę žmonės. Suprantate? Kur visi buvo? Tai tokie asmenys, kurie sakytų, niekada negalėčiau palaidoti gyvo žmogaus. Greičiau mirsiu pats, nei tai darysiu. Ar brangini gyvenimą? Žinoma, tai žmogui gyvybės neatimtum. Brangini žmogaus gyvybę? Taip. O ką manai apie abortą? Priklauso. Tai sudėtinga tema. Panašu, kad žmogaus gyvybę tu brangini. Aš branginu žmogaus gyvybę. Ališė, o ką manai apie abortą? Aš manau, kad tai moters teisė rinktis ir kiekviena situacija yra skirtinga. Aš už abortus, tai sudėtinga situacija. Aš pasisakau prieš abortus. Kol esi nesusidūręs, lengva sakyti, aš pasielgsiu vienaip ar kitaip. Tačiau taip yra tik iki atsiduri toje situacijoje. Negali nusakyti, kaip tuomet pasielgsi. Jei pasisakai prieš abortus, ar tiki, kad motinos įsčiose kūdikis? Žinoma, kada tai tampa gyvybė? Na, kaip ir nuo pat pradžios. Bet tai ne tas pats, kaip po 3 mėnesių. Tai originali 6 savaičių, 6 dienų kūdikio įsčiose filmuota medžiaga. Aiškiai galite matyti kūdikio akis, rankas ir širdies plakimą. Ten yra embrionas, ne kūdikis. Nemanote, kad tai kūdikis? Ne, ne iki 3 mėnesių. Kaip manote, motinos įsčiose kūdikis? Taip. Užbaikite šį mano sakinį, gerai? Kūdikį motinos įsčiose nužudyti galima, jei? Nežinau. Kaip manote, motinos įsčiose kūdikis? Taip. Taip. Užbaikite šį mano sakinį. Kūdikį motinos įsčiose nužudyti galima, jei atsirado, bet tai neturėjo įvykti. Kada kūdikis įgyja gyvybę? Tai sudėtinga.
Dar vienas klausimas, jei abejoji. Aš esu statybininkas. Pamatau pastatą ir sakau tau, šį pastatą ruošiuosi netrukus nugriauti. Yra tikimybė, kad ten viduje kažkas yra. Tiesiog nežinau, bet pastatą vis tiek nugriausiu. Ką tu man atsakytum, bet šį pastatą vis tiek nugriausiu. Ar esi dariusi abortą? Išties taip, esu. Ar dėl to jautiesi kalta? Ne. Kas pateisina kūdikio motinos įsčiose nužudymą? Jei gimus kūdikiui, negalėsi jo išlaikyti. Manau, kad geriau turėti planą. Manau, kad jei ruošiesi kažką panašaus daryti, gerai apie tai pagalvoti. Tai nėra tai, ką gali tiesiog nerūpestingai pasakyti. Ar supranti, kad tai tas pats, kas sakyti? Prieš palaidodamas šiuos gyvus žydus gerai pamąstyk, o po to juos palaidok gyvus. Taip, suprantu, kur lenki. Spėju, kad galima teikti, jog tai tas pats dalykas. Štai tu, Frankai, pasiruošęs paaukoti savo gyvybę už žydus, kurie mirs bet kokiu atveju, tačiau tu nepasisakai prieš kūdikių žudynės motinų įsčiose. Norėtųsi, kad tu sakytumei, jog tai neteisinga. Motinos įsčios saugiausia vieta pasaulyje. Įeiti ten ir sunaikinti žmogaus gyvybę. Kodėl? Dėl savanaudiškų priežasčių. Turiu omenyje, tai priklausytų nuo priežasčių. Pasakyk man priežastį. Na, turiu omenyje išprievartavimą ar kažkas panašaus. Žinau, tai sudėtingas sprendimas, tačiau tai tik mintyse. Kas blogiau, žmogžudystė ar išprievartavimas? Žudydamas kūdikį dėl tėvo nusikaltimo, kitam atimi gyvybę. Kas žinot, kuomet užsimezga gyvybė? Aš nežinau. Ar manai Dievas žino? Manyčiau taip. Ar žinot, koks yra 6 Dievo įsakymas? Ne. Jis teigia nežudysi. Todėl turėtumei sakyti, niekada negalime žudyti kūdikio motinos įsčiose. Hitleris skelbė, kad žydai nėra žmonės. Būtent tai ir darai, kuomet sakai, tai ne kūdikis, jei dar nėra 3 mėnesių. Taip aš manau, tai labai subjektyvu. Ir jei nesi tikra, siaubingai rizikuoji kažkieno gyvybę. Įsivaizduok, kai tu buvai tik 3 mėnesių, kažkas apie tave taip kalbėjo. Dėl savanaudiškų priežasčių jie nusprendė tave nužudyti. Nenorėčiau, kad kiti žmonės mane teistų, tad nenoriu teisti ir kitų. Taigi, koks bebūtų jų sprendimas, tai lieka tarp jų ir Dievo. Tai jų kūdikis. Kieno kūdikis? Mamos? Ar ji turi teisę jį nužudyti? Jei ji negali, jei ji mano, kad nesugebės pasirūpinti, tai būtų tokie kriterijai. Negaliu jo pasirūpinti, jis trukdys mano gyvenimui, aš jį nužudysiu. Taip? Oho. Ar brangini žmogaus gyvybę? Taip. Esi krikščionė? Tam tikra prasme. Pilnai tikiu Dievu. Tai koks yra 6 Dievo įsakymas? Nežinau. Nežudysi. Kodėl tu pritartum vaiko nužudymui motinos įsčiose, jei žinai, kad Dievas sako, nežudysi? Kategoriškai turėtumei būti prieš įsčiose esančio kūdikio žudymą. Moters įsčios saugiausia vieta pasaulyje. Tai kodėl teiktum, kad nieko tokio nužudyti kūdikį įsčiose? Šiuo klausimu jokių būdų nepakeisi mano nuomonės, nes aš tikiu, tai moters pasirinkimas. Aš asmeniškai to nedaryčiau, tačiau tikiu, kad turi būti pasirinkimas. Yra įvairiausių medicininių problemų, yra įvairiausių įgimtų ydų, kurios jų gyvenimo kokybę apribotų ligoninės palata. Tai tu teigi, kad jūs išties manote, kad toks gyvenimas yra teisingas, turiu omenyje tokio gyvenimo kokybę. Tarkim, prieš tave yra naciai. Jie ruošiasi išžudyti Dauno sindromą turinčius vaikus. Jie taip ir padarė. Tai tu manai, kad tai gerai? Ne, visiškai ne. Bet jų gyvenimas nėra kokybiškas. Ir kas gali pasakyti, kad jų gyvenimas blogas? Neįmanoma, kad tokio vaiko gyvenimas būtų geras. Kam auginti vaiką, kurio gyvenimas būtų blogas? Kaip gali padaryti tokį sprendimą, jei kūdikis dar nėra gimęs? Taip galėčiau sakyti apie bet kurį vaiką. Šio vaiko gyvenimas gali būti blogas. Manau, nužudysiu jį. Nužudyti kūdikį motinos įsčiose galime tuomet, kuomet nebesusitvarkai su pačiu savimi ir gali sumušti tą vaiką ar panašiai. Kalbame apie holokaustą mūsų šalyje Amerikoje, kas yra mūsų valdžios sankcionuota. Ar manai, kad žudyti kūdikius motinos įsčiose galima? Nemanai, kad su tuo viskas tvarkoje? Ne, nemanau, kad. Ar tai nėra tas pats, ką naciai darė Vokietijoje? Tai tas pats, kas sakyti. Tai, ką padarė Hitleris, buvo blogai. Manau, tai jo pasirinkimas. Nemanau, kad tai buvo gerai. Tačiau jis tai padarė ir tai pasielgti buvo jo pasirinkimas. Jis turėjo vokiečių pritarimą ir viskas čia gerai, nors žinote, tam aš pats nepritariu. Ar pastebi panašumą? Kuomet visą tai sudėliojate, tada labai panašu. Tai tas pats, kas sakyti. Manau, kad mano teigimas, jog tai kiekvieno pasirinkimas, yra tas pats, kas sakyti, tai Hitlerio pasirinkimas. Ar pakeisi savo poziciją šio klausimu? Taip, nebejotinai. Norėčiau, kad įsivaizduotumei esant Vokietijoje.
kuomet aplink tave žudomi žydai. O dabar pas mus Amerikoje vyksta holokaustas, kuomet dėl moters pasirinkimo yra žudomi kūdikiai ir tai yra teisėta. Tai tas pats, ką naciai darė Vokietijoje. Jie darė tai teisėtai. Aš manau, kai kuriuose aplinkybėse tai gali būti būtina. Kaip manai, motinos įsčiose kūdikis? Taip. Tuomet užbaig teiginį. Nužudyti kūdikį motinos įsčiose galima jei. Štai kur lenki. Niekada. Britanė, pastebėjau, kad tu pavadinai jį kūdikiu. Užbaig teiginį. Nužudyti kūdikį motinos įsčiose galima jei. Na, jei nenori auginti, ar nesi tam pasiruošusi, galbūt geriau atiduoti įvaikinti. Taip sakydama, tu keiti savo nuomonę apie abortus tiesiog dabar. Taip, taip. Kai tai išsakyta tokiais žodžiais, skamba blogai. Ar balsuotumei už tą, kuris yra už kūdikių motinos įsčiose žudymą? Ne. Puiku. Ar tu ką tik pakeitei savo nuomonę apie abortus? Taip, tai nėra kažkas, apie ką būčiau daug mąsčiusi. Tačiau, jei kada tektų atsidurti tokioje situacijoje, jei pati negalėčiau pasirūpinti, atiduočiau įvaikinti. Tai atiduotumei įvaikinti, o nenužudytumei. Taip, nuostabus pasirinkimas. Taip stipriai jaudinaisi dėl žydų gyvenimo. Mums reikėjo pakilti ir vienu balsu paprieštarauti tam. Ar nemanai, kad taip turėtume pasielgti, kuomet svarstomas abortų klausimas? Manau, tai svarbi mintis. Niekada nesugretinau šių dviejų dalykų. Holokausto ir aborto? Taip, taip. Aš manau, tai turėtų būti leistina, nes tai pasirinkimas. Tačiau asmeniškai aš, manau, aborto nesidaryčiau. Tai tiesiog, tu žydų nežudytumei. Tačiau jei kitas tai darytų, viskas normalu. Taip, tad ką atsakytum Vokietijoje, tokiam kaip tu, kuris pasakytų? Neturėjot žudyti žydų, tačiau, manau, žmonės turi teisę tai daryti. Nemanau. O, tu tai pasakei? Taip, pasakiau. Gerai. Tai tu ką tik pakeitei savo nuomonę apie abortą? Taip. Ar ateityje balsuosi kitaip? Taip. Rimtai sakai? Taip. Tai pakeitei savo nuomonę apie abortą? Taip. Kai taip pateikėt, tai keičia mąstymą. Jokiu atveju neleistina žudyti motinos įsčiose. Tai tu pakeisi savo nuomonę? Tikrai taip. Tai ateityje balsuosi kitaip? Taip. Nužudyti kūdikį motinos įsčiose galima, jei. Širdies gilumoje sakyčiau, niekada. Tai tu ką tik pakeitei savo nuomonę apie abortą? Taip. Kaip manai, motinos įsčiose kūdikis? Taip. Tai koks būtų pateisinimas kūdikio motinos įsčiose nužudymui? Ar gali pateikti nors vieną? Kūdikio motinos įsčiose nužudymui? Manau, kiekvieno situacija yra. Kokioje situacijoje galėtum teikti? Taip, tai pateisinama. Šį kūdikį galima nužudyti, nes... Negaliu nieko sugalvoti. Po bylos Roje prieš Veidą amerikietiškame holokauste per pirmuosius 37 metus nužudyta daugiau nei 53 milijonai negimusių kūdikių. Adolfas Hitleris nekentė 10 Dievo įsakymų. Dievo įsakymus jis vadino Sinajaus kalno prakeiksmu ir teigė, kad biblinis Dievas – tironas, liepiantis daryti tai, ko mes nenorime. Istorija pripažins mūsų judėjimą kaip didį mūšį už žmonijos išlaisvinimą iš Sinajaus kalno prakeiksmo. Tironas, kuris asmeniui įsako daryti būtent tai, kas jam nepatinka. Hitleriui nepatiko mintis nežudyti, nes ji neatitiko jo neapykantą perpildytos pasaulėžiūros. Padrasinantis dalykas suvokti, kad žmonės pasiruošia pakeisti savo nuomonę apie abortą. Kuomet dalykus žmonės pamato iš kitos perspektyvos, jie gali aiškiai mąstyti ir dažnai priimti sąžiningus pasirinkimus. Man kalbantis su žmonėmis apie abortą, dažnai pokalbis pereidavo prie moralės klausimo ir galiausiai gyvenimo po mirties klausimas. Ar manote, kad yra dangus? Mes eisime į dangų? Taip, ponė. Ne. Manau, dangus ir pragaras buvo išgalvoti. Ar bijai mirti? Ne. Nebijau mirties. Kur keliausi po mirties? Šiuo metu į pragarą. Stevenai, kas nutinka, kai kas nors miršta? Tavo nuomonė yra pomirtinis gyvenimas? Greičiausiai ne. Greičiausiai ne. Tad visa, kas yra tik čia? Manau, kad taip. Ar tiki, kad egzistuoja Dievas? Nemanau. Jei dangus yra, kaip manai,
Ar pateksi ten? Ar geras esi žmogus? O taip, Dievas neturėtų pykti ant manęs. Moralės atžvilgiu esu geras žmogus. Taip, aš geras žmogus. Viliuosi, kad taip. Taip, ponė. Aš tikiu Dievu. Niekam nieko blogo nedarau. Jei yra dangus, ar pakankamai esi geras, kad ten papultumai? Manau, kad esu geras žmogus. Kodėl tu keliautumai į pragarą? Dėl gyvenimo būdo, kurio dabar gyvenu. Nėra jokio pragaro. Netikiu, kad yra teismas. Nemanai? Netikiu tuo. Tuomet kas teismo dieną nutiks Hitleriui? Jis pragare. Kiek kartų savo gyvenime esi pamelavęs? Ko gero tūkstančius. Meluota, per daug, kad būtų suskaičiuota. Nesuskaičiuojama. Kaip pavadintumai asmenį, kuris begalę kartų yra melavęs? Melagis? Ar esi kažką pavogęs? Per visą savo gyvenimą? Taip, žinoma taip. Taip, žinoma. Kaip pavadinti tą, kuris kažką pavogė? Vagis? Tai kas tu esi? Melagis ir vagis. Ar esi be reikalo minėjęs Dievo vardą? Be abejonių. Žinoma, taip. Visiškai taip. Ar esi be reikalo minėjęs Dievo vardą? Taip. Girdėjau tave minint Dievą prieš kokias 30 sekundžių, kuomet kalbėjai apie melą. Ar suvoki, kad kai Dievo vardą naudoji vietoje keiksmažodžio, tai vadinama piktžodžiavimu? Greičiausiai taip ir yra. Jėzus yra pasakęs, kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, svetimauja savo širdimi. Esi taip pasielgęs, galit mane nušauti. Taip, ponė, taip, man patinka svetimauti. Tai smagu, tau gali patikti ir prievarta. Banko apiplėšimas gali būti smagu, bet tai neteisinga. Ar kada žvelgiai geidulingai? Aš homoseksuali, aš svetimauju, gal kas porą minučių? Ar kada pažvelgiai geidulingai? Taip. Taigi, Ališa, tau pačiai prisipažinus, tu esi meluojanti, piktžodžiaujanti, svetimaujanti ir teismo dieną tau teks stoti Dievo akivaizdon. O varge, ar turėjai nesantokinių santykių? Taip, štai kodėl tu nenori tikėti Dievu. Pats pripažinai, kad esi melavęs, esi piktžodžiaujantis, svetimautojas ir teismo dieną teks stoti Dievo akivaizdon. O mintis, kad moraliai esi atsakingas prieš Dievą, tau yra atgrasi. Todėl tu neigi jo egzistavimą. Ar supranti tai? Taip. Taigi, Džonai, teismo dieną tavęs laukia didžiulė bėda. Pats prisipažinai, esantis meluojantis, vagis, paleistuvis. Tai kur keliausi? Sprendžiant iš to, ką girdžiu, į pragarą? Ar tai tau kelia nerimą? Be abejo. Ne, jūs visą netaip supratot. Kaltas? Kur keliausi? Pragarą? Ar tau tai kelia nerimą? Taip. Ar tau nekelia susirūpinimo tai, kad jei šiandien mirtum, tu keliautumei į pragarą? Ne, išties ne. Nebandykit manęs pakeisti. Esu koks esu. Tu būtumei kaltas dėl įsakymų pažeidimo. Tad ar rūpi tau tai, jog jei šiandien mirtum, atsidurtumei pragare? Taip. Tai tu susimastei dėl savo gyvenimo, koks jis yra brangus. Taip. Ar tau nekelia susirūpinimo tai, kad jei šiandien mirtum, o Dievas įvykdytų teisingumą, tu keliautum į pragarą? Aš manau, Dievas yra mylintis Dievas. Manau, jis matytų mano širdį. Žinai, jis mato tavo širdį ir jis mato melagę, piktžodžiautoją ir savo širdimi svetimaujančią. Tačiau jei širdis atgailaujanti yra šis tas, ką tu gali padaryti ir Dievo gerumo dėka visos tavo nuodėmės gali būti atleistos. Ar žinai, kad Dievas dėl nusidėjėlių yra padaręs? Turi minčių. Jis atsiuntė savo sūnų Jėzų Kristų į žemę mirti ant kryžiaus už nusidėjėlius. Jei Dievas teismo dieną teis tave, remdamasis 10 įsakymų, ar būsi kaltas? Kaltas, dangus ar pragaras? Pragaras. Ar tai tau kelia nerimą? Taip, kažkiek neramina. Žinai, Dievas tau suteikė sąžinę, kad atskirtumei gerą nuo blogo. Tu žinai, kad negerai meluoti, vogti, paleistuvauti ir piktžodžiauti. Tai įrašyta tavo širdyje. Ar supranti teisinę prasme to, ką jis padarė? Dievas yra teisėjas ir jo akise esi kaltas. Ir tu judi link vietos vadinamos pragaru. Tačiau į žemę atėjęs Jėzus Kristus ant kryžiaus sumokėjo bausmę už tave. Nežinau, nemanai, kad juokinga, jog Dievas tokį mielą vaikiną kaip aš siųstų į pragarą. Nusikaltėlis teisėjui irgi galėtų tai sakyti, bet teisėjas vis tiek darys tai, kas teisinga. Įstatymas bylos prieš jį. Tu pažeidei Dievo įsakymus. Tu pats pripažinai, esi meluojantis vagis, širdimi svetimautojas. Dievas bus teisingas, tačiau jis netrokšta, kad kas nors pražūtų. Savo tarpuakyje esi nusipiešęs kryžių. Pamąstyk apie tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Kaip stipriai Dievui rūpi nusidėjėliai. Biblijos eilutė atveria. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Ir tada jis prisikėlė iš mirties. Tau tai reikia atgailauti, pasitikėti Jėzumi ir Dievas suteiks amžinąjį gyvenimą. Ar supranti?
Taip, ponė, ir tave išgelbės Dievo gerumas. Gelbėtojas, Jėzus, jis tarsi parašiutas. Atsigręžimas į parašiutą tavęs neišgelbės, tačiau jo užsidėjimas gelbės. Ta akimirka, kai priimsi viešpatį Jėzų Kristų, Dievas atleis tavo nuodėmes, nutrauks tavo bylą. Įskaitant abortą, Dievas atleis mūsų nuodėmes ir suteiks mums amžino gyvenimo dovaną. Ar supranti? Taip. Ar namuose turi Bibliją? Taip. Ar tai apmąstysi? Taip. Taigi, jei šiandien mirtum, tu atsidurtum pragare. Yra du dalykai, kuriuos reikia padaryti, kad būtum išgelbėta. Tau reikia atgailauti, ne tik išpažinti nuodėmes, tačiau nusigręžti nuo jų ir pasitikėti tik Jėzumi Kristumi. Kada tai padarysi? Na tikriausiai kaip galima greičiau. Ar ne kiekvienas taip elgtųsi? Ar turi Bibliją namuose? Taip. Na ar susimąstysi apie tai? Taip, žinoma, būtinai. Vos tik karui pasibaigus, Amerikos kariuomenė privertė tuos, kurie gyveno netoli koncentracijos stovyklų, jas apžiūrėtų. Jie norėjo, kad pastarieji savo akimis pamatytų, dėl ko iš stovyklų kaminų kylo dūmai ir būtų liudytojais to, ką jų lyderiai, kuriuos išrinko į valdžią, padarė. Atkreipkite dėmesį į jų gerą nusiteikimą jiems įžengiant į stovyklą. Akivaizdu, jie nežinojo, kokios baisybės vyko jų pačių kieme. Pastebėkit, kaip pasikeitė jų veidai, kai jie suprato, kas iš tiesų čia vyko. Be abejonės, kažkur netoli jūsų yra abortų klinika. Ko gero vertėtų ją aplankyti, kad pamatytum, kas iš tiesų už tų sienų vyksta. Kad būtum liudytojas, savo akimis matęs tai, kas vyksta tavo paties kieme. Sankcionuoti politiniai lyderiai, kuriuos į valdžią išrinko Amerikos piliečiai, atėmė daugiau nei 50 milijonų žmonių gyvybių amerikietiškame holokauste. Prašau, niekada daugiau nebalsuokite už jokį politiką, kuris propaguoja kūdikio motinos įsčiose žudymą. Ar tai pakeitė tavo mąstymą? Ar balsuosi kitaip? Taip, manyčiau, kad taip, tikrai, nes jūs esate teisus. Kalbant apie holokaustą, klausiau, kur tuomet buvo pasaulis? Jei visi būtų susivienyje, būtų buvę kitaip. Aš pats negalėjau pasakyti geriau nei Ališa. Jei jums reikalinga bet kokia pagalba aborto klausimais, prašau apsilankykite tinklalapyje Heart Changer. Mes norėtume, kad filmas 180 patektų į viso pasaulio piliečių rankas ir namus. Daugiau informacijos tinklalapyje Heart Changer. Ačiū.